Prisiminkime, kas buvo parašyta pradžios knygoje. Žmogus buvo sukurtas iš žemės dulkių, bet atgaivintas Dievo alsavimu. Mes savyje nešiojamės abu dalykus - dulkes, kitaip sakant, silpnumą, ego, baimės, impulsyves reakcijas ir Dievo alsavimą, kuris kviečia mylėti, atleisti, rinktis tiesą. Atsimainimo įvykis liktai sužadina mumise Dievo ilgesį, troškimą artintis prie jo, nepasiduodant žemiškiams silpnumams. Kai reaguoju pykčiu, manyje kalba dulkės, kai pasirenku kantrybę, manyje ima veikti Dievo alsavimas, kai teisiu, grįžtu prie žemės, o kai rodau gailestingumą, leidžiu veikti Dievo maloniai, suspindėti viešpačiui. Atsimainimas nereiškia, kad dulkės išnyksta. Tai reiškia, kad leidžiu Dievo alsavimui būti stipresniam už mano silpnumą. Juk tai yra procesas, tai yra kasdieniai sprendimai, pasirinkimai. Ne tik šviesios akimirkos maldoje, bet konkretus pasirinkimas gyventi kitaip. Įmanomai mes, kurie skaitome šią Evangeliją, esame kviečiami, kai nusileidžiame nuo kalno, kasdienybėje leisti Dievui perkeisti mūsų širdį ir šviesti savo meilę. Palaimintos dienos ir gero jums apmąstymo.